Vasario mėnesį Sony pristatė atsinaujintus PlayStation VR akinius. Ir tiesą pasakius, jiems nėra lygių. Galiu teigti, jog PSVR 2 yra stiprus konkurentas netgi PC VR akiniams. Vien lyginant su PlayStation VR pirmtaku, tai yra didžiulis šuolis į priekį ne tik Sony kaip gamintojui, bet ir visai VR ateičiai. Tad nieko nelaukia, išpakuokime šios Sony virtualios realybės akinius ir juos išbandykime. Išpakavus dėžę randame USB-C laidą, porą PlayStation Sense valdiklių, USB krovimo laidą valdikliams, žinoma kaipgi be dokumentacijų ir in-ear ausinės skirtas naudoti su PSVR 2 akiniais bei skirtingų dydžių antgalius joms. Taigi iškart judame prie akinių, ar jie pateisins savo piniginę vertę. Anksčiau PSVR 2 turėjo vos 960 ant 1080 pikselių raiškos ekranus kiekvienai akiai. Sony daugiau nei 2 kartus padidino pikselių skaičių iki 2000 ir 2040, pridėjo HDR funkcijos palaikymą, 2 OLED 4K ekranus ir to pasekoje PSVR 2 dabar lenkia netgi populiariuosius MetaQuest, o savo pirmtaką PSVR netgi 4 kartus. Šie ekranai išties yra vieni ryškiausių ir kokybiškiausių, kuriuos man teko matyti ant VR akinių. PSVR 2 akiniai taip pat siūlo ir iki 120 Hz atnaujinimo dažnį. Jį galite aktyvuoti pasirinkus Cinematic Mode konsolėje. Akiniai taip pat turi ir didesnį 110 laipsnių matymo lauką, kas kaip ir nėra kažkas įspūdingo, kadangi panašaus dydžio laukai jau yra tapę standartu. Bet keletos laipsnių padidinimas yra išties geras papildymas vartotojo naudai ir įsitraukimo kokybės gerinimui. Įsilieti į žaidimą padės ir lengvas akinių svoris, bei minkšta guma esanti aplink akių lęšius, kuri neleis pašaliniai šviesiai prasiskverbti į vidų ar sukelti nepatogumų jos dėvint. Kaip jau minėjau, akiniai atkeliauja su Sense valdymo pultais, priešingai nei buvo su PSVR pirmtaku, kai reikėjo įsigyti PlayStation Move Sticks atskirai. Taipogi Sony atsisakė ir milijono laidų, blokų ir adapterių, kurių anksčiau reikėjo, norint prijungti VR akinius prie savo žaidimų kompiuterio. Su PSVR 2 pasinerti į VR pramogas yra paprasčiau kaip niekad anksčiau. Tiesiog prijungime vieną esantį laidą į PlayStation 5 konsolės priekyje esantį USB-C laidą ir viskas. Komplektacijoje esančios ausinės leis patogiai be papildomų laidų patirti 3D garso technologiją, bet jos pagal mano standartus nėra pačios geriausios ausinės. Nėra blogos, bet ir nėra kažkas wow. Norint, yra galimybė naudoti savo nuosavas ausinės su 3,5 mm aukso jungtimi ar belaidės ausinės, tad ties tuo šis trūkumas ir išnyksta. Rengiant akinius naudojimui, gauname langą padedantį sukalibruoti sensorius sekančius akių judesius. Šių sensorių pagalba taip pat sistema padeda nustatyti tinkamą tarpą tarp akių. Nustatyti lęšių atstumą patogiai galima viršuje esančiu ratuku. Akių sekimas išties stipriai prisideda prie įsitraukimo į virtualią erdvę, kadangi pasirinkimus galima daryti juos tiesiog pažiūrint, o tokiuose žaidimuose kaip pavyzdžiui Horizon Call of the Mountain, žaidimo veikiai aptiks, kad juos žiūrime ir į tai sureaguos. Sony taip pat pristatė ir naują technologiją su PSVR 2, kuri leis konsolėje renderinti tik tas vietas, į kurias žiūrite, o aplink periferiją sumažinti tekstūrų kokybę. To pasekoje žaidimai veikia daug sklandžiau ir yra saugomi resursai, nenaudojant jų ten, kur nereikia. Tiesa, PSVR 2 nėra suderinamas su praeitos generacijos konsolėmis, SteamVR taip pat neaptiks PSVR akinių kaip tinkamo įrenginio žaisti kompiuterinius žaidimus. Dar viena žaidimų kokybės tobulinimo funkcija yra tai, jog akiniai turi kameras, kurių pagalba galima nuskenuoti zonoje, kurioje esate ir nusibrėžti žaidimui saugią zoną. Išėjus iš zonos ar ją peržengus ranka bus matomas įspėjimas ekrane, įspėsinti sugrįžti, kad apsaugotume save bei savo turtą. Pass-through funkcija taip pat gali būti įjungta ir išjungta vos vienu mygtuko paspaudimu esančių PSVR 2 akinių apačioje. Prie žaidimų įsitraukimų gerinimo Sony įdėjo vibraciją į pačius akinius, bei haptic feedback į abu PSVR 2 Sense pultus. Dabar pakalbėkime dar ir apie žaidimus. PSVR 2 turi ganėtinai kuklę žaidimų biblioteką, bei dauguma VR žaidimų išleistų praeitos generacijos konsoliai su PSVR 2 neveiks, ir tai reiktų turėti omenyje. Vienas geriausių šiuo metu esančių žaidimų skirtų PSVR 2 yra Horizon Call of the Mountain. Tai yra puikus žaidimas, kuris galbūt labiau yra netgi tech demo, leidžiantis konsolį didžiuotis visomis savo savybėmis, tokiomis kaip pavyzdžiui aktyvus akių sekimas. Renkantis konsolį rekomenduočiau įsigyti rinkinį kartu su šiuo žaidimu, kad sutaupyti šiek tiek pinigų, kadangi akiniai nėra pigus. Taigi turiu pripažinti, jog Sony išties pateikė mums nuostabius virtualios realybės akinius. Išties matoma, kad Sony rimtai žiūri į VR ateitį. Jei turite PS5 konsolę ir planuojate pasinerti į VR pramogas, dvejoti nėra ko.
PSVR 2 yra vienintelis pasirinkimas. Tai iš ties yra puikia pramoga visai šeimai ir taptų puikiu papildymu prie jau savo turimos PlayStation 5 konsolės. PSVR 2 akinius bei pačias PlayStation 5 konsolės galite įsigyti pas mus puslapyje bigbox.lt ir iki greito. Eik tu tai. Čia dar vis vardu. Tau dabar padėti reikia tėvai? Bandyk oi. Koks galtas? Ten fui plauka kažkoks. Tai kaip man? Nežinau, man gerai sekėsi. Buvo. Kritau.